Šis uždavinys, ko gero pats sudėtingiausias šitoj užduotį, visoj šitam pupų užduotyje uždavinys. Todėl, kad čia jau reikia giliai paanalizuoti sąlygą. Pažiūrėkime, mums nubrėžtas lygiašonis trikampis, štai šios dvi šoninės kraštinės lygios. Na, o čia yra aukštinės dvi šio trikampio. Ir į trikampį įbrėžtas apskritimas. Reikia apskaičiuoti šito apskritimo spindulį. Mes lengvai galėtumėm tą padaryti, jei žinotumėm trikampio kraštines. Mes mokam formulę, kaip apskaičiuojamas apskritimo spindulys, kai žinome trikampio visas kraštines. Bet mums reikia tas kraštines apskaičiuoti. O mes ką žinome? Mes žinome trikampio, vat štai šito plotą, prie ko čia šitas trikampis neaišku, ir žinome kraštinių santykį AE su EC 12 su 5. Kadangi čia status trikampis, tokiu atveju mes galime pažymėti, kad AE kraštinė lygi 12, kokiam nors x arba t gali būti 12x, o kraštinės EC ilgis yra 5x ir pamėginti paskaičiuoti kraštinės AC ilgį pagal Pitagoro teoremą. AC kvadratu bus lygu kvadratinė šaknis iš 12x kvadratu plus 5x kvadratu. Lygu, čia pakėlus kvadratu gausiu 144x kvadratu plus 25x kvadratu, sudėjus iš viso bus 169x kvadratu, na ir ištrauku šaknį 13x. Aišku, čia reikėtų pažymėti, kad mūsų x tikrai yra teigiamas, dėl to čia taip gražiai gaunasi, 13x. Tai ką mes dabar žinom? Mes tik žinome šitų kraštinių santykius. Mes žinome, kad čia 5 dalys, bet yra čia 12 dalių, čia 13 dalių. Bet ar mes galime rasti dabar tą mūsų plotą? Tai mums reikėtų žinoti kraštines, o ne jų santykius. Paanalizuokime dar toliau. Kas mums dar duota? Mums duota to trikampio plotas. Prie ko čia dabar galėtų būti šito trikampio plotas? Jeigu mes atidžiau pažvelgsime į šios du trikampius, mes pamatysime, kad jie yra panašus. Trikampis BDC panašus į trikampį AEC pagal du kampus, nes jie abu turi po statų kampą, nes kampas AEC lygus kampui BDC ir lygus 90 laipsnių, o kampas C yra bendras abiems trikampiams. Tai mes žinodami šio trikampio plotą ir žinodami trikampių panašumo koeficientą galėtumėm sužinoti štai šio trikampio plotą. Pabandom surasti kažką tai, iš kur galėtumėm rasti panašumo koeficientą. Kągi mes dabar žinome? Žinome, kad mūsų šitos kraštinės ilgis 5x, čia buvo 12x, čia visa kraštinė AC 13x. Reiškia DC kraštinė, kadangi čia yra lygiašonis trikampis, aukštinė yra ir pusiau kraštinė, pusė bus AC ir bus 13x dalinta pusiau lygu 6,5x. Bet trikampiai panašus ir jų tų trumpiausių statinių santykis ir yra lygus panašumo koeficientui. Reiškia, panašumo koeficientas yra 6,5x dalinta iš 5x, mes gauname 1,3. Taigi, mūsų šito mažesniojo trikampio plotas bus lygiai 1,3 kvadratu karto mažesnis už didžiojo trikampio plotą, nes panašių trikampių plotų santykis lygus panašumo koeficiento kvadratui. Trikampio BDC plotų ir trikampio AEC santykis lygus panašumo koeficiento kvadratui. Taigi, norėdami rasti trikampio AEC plotą, mes turėtumėm šito trikampio, kurį turėjom didelį plotą, tai čia yra 456,3, aš čia padalinau iš 10. Padalinti iš 1,3 kvadratu.
ir gausime 270. Aš žinau to trikampio plotą. Bet kita vertus, to trikampio plotas yra lygus statinių sandaugos pusiai. Tai yra 12x kart 5x pusiau. Ir tai yra lygu 30x kvadratu. Taigi 30x kvadratu lygu 270, iš čia x kvadratu lygu 270 dalinta iš 30, 27 dalinta iš 3 yra 9 ir x lygu 3. Na, čia teigiamas mūsų x, tai mes neigiamos reikšmės neimam. X lygu 3. Dabar aš jau galiu ir kraštinės apskaičiuoti. Reiškia, kraštinės EC ilgis yra 5 kart 3, 15. Kraštinės AE ilgis yra 12 kart 3, tai yra 36. Ir kraštinės AC ilgis yra 13 kart 3, tai yra 39. Laisvai galime apskaičiuoti įbrėžto apskritimo spindulį. Įbrėžto apskritimo spindulį galime skaičiuoti, na, tarkim, kad ir pagal tokią formulę. Plotas padalintas iš pusperimetrio. Stačiajam trikampiui yra lengvesnė formulė, bet mes tiesiog šitą taikykim. Taigi mūsų R mažiukas bus lygus. Plotą šito trikampio mes jau žinom, jis yra 270, na ir dalintas iš pusės perimetro. Tai mūsų pusė perimetro būtų 15 plus 36 plus 39 padalinta iš 2, nes visas perimetras. Lygu, apačioj gausiu 90 ir iš viso gausiu 3. Na štai, uždavinys išspręstas. Sunkus uždavinys. Galbūt yra ir lengvesnių jam sprendimo būdų, tu paieškok, gal rasi ir kitokį sprendimo būdą, na aš pasirinkau tokį.